rezultatyviausias savo komandoje, pelno po 18 taškų. Nihadas Djedovičius pelno 17. Abu jie patenka į 20-uką rezultatyviausių krepšininkų Europos krepšinio čempionate ir abu patenka į 10-uką pagal praleidžiamas minutės. Linas Kleiza, taiklus metimas iš toli. 5-0 po šio rezultatyvus perdavimai ir 5,5 atkovoto kamulio. Po Nihado Djedovičius perimto kamulio. Kaip ir minėjau, jis pirmauja pagal šį rodiklį Europos čempionate, varžovai vėl priekyje. Linas Kleiza prieš Mirzą Teletovičių labai užtikrintai ir nieko ypatingai iš vis ir šį kartą Robertas Jevtokas prieš Raitą apsaugojo baudos aikštelę. Puikus perdavimas po krepšiu Linui Kleizai. Idealiai Lietuvos komandos greita ataka. Ir Lietuvos rinktinė išsiveržė į priekį. 27 ir apskritai dažniausiai metantis žmogus į krepšį šiame Europos krepšinio čempionate. Todėl sustabdžius jį galima nemažai pasiekti. Atidavė kamuolį savo komandos draugams. Tik tai baigiantis laikui, tada kai jau nebeturėjo ką daryti. Nepavyksta Linui Kleizai pelnyti taškų su pražanga, bet tai vis tiek yra 2 baudos metimai. Linas Kleiza šiandien pelnė 7 taškus. Jis dabar rezultatyviausias Lietuvos komandoje. Ko gero pirmą kartą šiame Europos krepšinio čempionate. Linas Kleiza turi tokį statusą. Pyksta kažko ten Aco Petrovičius, kuris Bosnijos ir Hercegovinos komandą treniruoja nuo 2012 metų. Vadinasi, jis subūrė ją. Jis vadovavo šiai komandai atrankos turnyre, kur Bosnija iškovojo 6 pergalės, patyrė Martynas Pocius. Dar viena pražanga, na štai čia. Galimybė mesti 2 baudos metimus. Linas Kleiza stoja prie baudų metimo linijos. Mirza Teletovičius prasižengia antrą kartą šios dienos rungtynėse. Tik tai antrą. Varžovų komandoje dėl pražangų problemų nėra. Na, tiesa, Šutalas ir Gordičius turi po 3 asmeninės pražangas, tačiau jie ne iš tos serijos krepšininkų, kurie yra patys rimčiausi Lietuvos rinktinės varžovų šiandien. Kalbant apie asmenybės, kalbant apie rinktinės, atrodo, kad nerimtų varžovų Lietuvos komandai tiesiog nėra. Jonas Mačiulis laisvas, reikia pataikyti. Nepataiko Jonas Mačiulis, kamuolys Lietuvos rinktinės rankose, kovoja jį Robertas Jevtokas. Linas Kleiza, baudos aikštelėje 2 taškai. Na štai tokių, kai jau nekrenta, tada reikia ieškoti tokių paprastesnių ir lengvės. Kamuolį Darius Lavrinovičius rodo ramiai vyrai, žaidžiam ramiai. Minutė 20, Kleiza iš 3 taškų zonos, taiklus Lino Kleizos metimas. 6 kamuolio, bet negauna jo. Martynas Pocius laiko kamuolį ir iš tikrųjų galbūt ir teisingai. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos, jo metimas taiklus. Taiklus Lino Kleizos 3 taškis. 70. Varžovų gali paleisti 3 taškį. Linas Kleiza pataiko antrąjį baudos metimą.